Santariškių pašonėje susidūrė pacientė į ligoninę vežęs greitosios pagalbos automobilis ir Audi. Medikų automobilis apvirto, nukentėjo pacientė ir medikė. Nuvežta į ligoninę, pacientė mirė. Štai kokia avarija kiek po 21 valandos įvyko Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje. Po smūgio medikų automobilis apvirto. Įvykus avarijai šviesoforai jau neveikia, greičiausia todėl, kad per susidūrimą buvo kliudytas šviesoforas. Pirminiais duomenimis medikai važiavo degant raudonam šviesoforo signalui. Jie į ligoninę vežė infarktą patyrusią pacientę. Medikai važiavo su švyturėliais ir sirenomis. Į avarijos vietą iš karto atsiųsti ir gelbėtojai. Priskaustų žmonių nebuvo, gelbėtojams nieko vaduoti neprireikė. Tačiau per avariją nukentėjo 2 žmonės. Pirminiais duomenimis tai pacientas, taip pat ir medikė. Atvažiavo ir 3 medikų brigados. Viena išvežė į ligoninę sužalotą 66 metų pacientę. Kita sužeista 54 metų paramedikė. 35 metų greitosios automobilio Volkswagen Traktor vairuotojas ir 24 metų Audi vairuotoja per avariją nesužeisti. Vairuotojai buvo blaivūs. Dar tą pačią naktį anot policijos dėl patirtų traumų pacientė ligoninėje mirė. Medikai teko siūti kaktą, paryčiais išleista gydytis namie.